Žalgiris dar kartą įrodinėja, kad tampa viena rimčiausių organizacijų Europoje. Praėjusią vasarą kalbėjau, kad Francisco išlaikymas antriems metams Kaune buvo didžiulis klubo organizacijos nuopelnas. Tai buvo vienas iš pirmųjų atvejų klubo istorijoje, kai atsiskleidė žaidėjas Kaune liko ten antriems metams. Dabar tas pats įvyksta su Ąžuolu Tubeliu. Jis bent dar keliems metams lieka Kaune ir tai yra didžiulė Žalgirio pergalė. Jo norėjo kone visi Eurolygos grandai, bet Žalgiris metė rimtus pinigus ir užsitikrino kontraktą. 12 taškų, 4,5 atkovoto kamuolio per 23 minutės Eurolygoje. Tritaškiai metami 41% tikslumu, žaidimas per dvi pozicijas ir nebuvimas pagrindinių varžovų taikinių puolime. Kiek tokių universalių aukštaūgių jūs žinote Eurolygoje? Aš palauksiu, kol jūs pagalvosit. Tokių yra vienetai, o kur dar jo žaidimas greitajame puolime ir stipriai pagerėjo pozicijos užsiėmimai baudos aikštelėje. Nors gal ne tiek smarkiai ir pagerėja, kiek daug geriau išnaudojami ir daug dažniau išnaudojami. Ryto sistemose žaidimas nugarai krepšį nebuvo akcentuojamas, Tubelis tiesiog stovėdavo ant tritaškio, todėl dabar Tubelis tobulėja ir spindi Kaune ir visiškai nusipelnė didesnio ir ilgalaikio kontrakto. Jam dar tik 24, todėl čia yra didžiulė Žalgirio pergalė. O ką manote jūs?